kamuolį tiesiog išmuša už šoninės linijos. Vėl Ščedri. Jo perdavimas Kaderui, čia kamuolys vartuose, 1-0, Patrikas Popescu. Išsiveržė į priekį Kauno rajono Hegelman, na ir ką ir kalbėjau, Žalgirio klaidos kol kas yra akis badančios ir Hegelman galų galiai pusėjus pirmajam rungtynių kėliniui sugeba vieną iš tų klaidelių išnaudoti bei pelno įvartį. 6. Patriko Popescu. Tikslus smūgis geras buvo. Čia visų pirma Ščedri perdavimas. Ten gal net ir lietė kažkiek kamuolį Andžoja Kaderas. O vėliau Patrikas Popescu kamuolį Bošnekas. Kaderas šį kartą vėl pralaimi dvikovą prieš Zaharį. Golubickas. Čia Antalis, jo smūgis ir kamuolys vartuose 1-1. Na, apie ką aš ir kalbėjau, kad Liviu Antalis tikrai yra specialistas būtent tokiose situacijose, kai apsisukęs iš pusės žingsnio ar tai žingsnio sugeba smūgiuoti į tolimą vartų kampą ir mušti tuos įvarčius, būtent kažką panašaus padarė. Ir dabar, aišku, šį kartą apsisukęs dar turėjo galbūt ne vieną žingsnį padėti tam, kad sugebėtų suskubti prie kamulio, bet smūgis nepriekaištingas ir Arijus Bražinskas padėti savo komandai. Čia jau Navičius, aišku, nusileidęs tam, kad pasaugotų, o čia kokie plyšiai Vilniaus Žalgirio gynyboje ir Hegelman vėl pereina į kontrataką. Klaudijus Upstas. Kairę koją ir ojojoj! Kiek kartų šį dalyką mes jau matėme šiame sezone, bet nėra įmanoma sustabdyti Klaudijaus Upsto. Atrodo taip fantastiškas Klaudijaus Upsto šūvis į viršutinį vartų kampą. Nuo skersinio kamuolys leidžiasi į vartus. Ir Hegelman ekipa vėl išsiveržė į priekį. Na, puikus Klaudijaus Upsto reidas. Dar kartą. Žoelis Bopesu jau ne pirmą kartą šiandien paskui Klaudijų Upstą nespėjo. Na, čia jokių šansų Arpatui Tordajui. Fantastiška Klaudijaus Upsto bomba. 3. įvartis. Kaderas perimtas kamuolys. Čia Antanavičius gauna kamuolį Popescu. Jo smūgis yra blokuojamas ir matysime dar vieną kampinį. Hegelman gretose. Čia dar vienas smūgis ir dar vienas įvartis. Triumfuoja Hegelman ekipa. Vilius Armalas sugeba pasižymėti po Artiomo Ščedri perdavimo ir Vilniaus Žalgiris atsidūrė labai arti antrojo savo pralaimėjimo šiame sezone ir panašu, kad tas antrasis pralaimėjimas vėl gali būti būtent prieš tą pačią komandą. Būtent prieš Kauno rajono Hegelman. Dar kartą Ščedri perdavimas. Ir Vilius Armalas puikiai kyštelėjo galvą, puikus.